Sveiki visi, su jumis Kruzdė. Ir šiandien kartu su Dedra noriu jums parodyti įdomų žvėriuką. DED7195V akumuliatorinį grandininį pjūklą. Nenaujas iš dėžės, jau dirbęs, jau matęs darbo, todėl galiu parodyti, kaip jis elgiasi realiomis sąlygomis. Ir taip dirbsime su 2,5 Ah baterijomis ir 2 įkrovikliu, kad galėtume pjauti be pertraukų. Trumpai apie techniką. Tai 36 V bešepitelinis pjūklas. Krypiamosios juosto 40 cm. Grandinės greitis 15 m/s. Variklis sukasi net 8000 apsukimų per minutę. Automatinis grandinės tepimas, patogus alyvos bakas, viskas veikia automatiškai. Grandinės įtempimas be jokių papildomų įrankių. O svarbiausia, jis naudoja tas pačias baterijas kaip ir kiti Dedra SAS plus AL serijos įrankiai. Vienas akumas, daug įrankių, paprasta ir protinga. Kadangi pjūklas jau surinktas, belieka įdėti baterijas ir pasiruošti darbui. Naudoju 2,5 Ah akumus, duodu jam pilną galią. Įkrovimas per 2 Dedra įkroviklį. Tai reiškia, kol pjauni su vienu komplektu, kitas jau kraunasi. Be pertraukų, be laidų, be rūpišių. Gerai, o dabar pažiūrėkim, kaip šis žvėris dirba. Sveiki visi, šiandien pas mus du žvėriukai, bet pasikalbėsime būtent apie šitą. Gerai, kas man labiausiai patinka šiame modelyje? Tai paprastumas ir stabilumas. Grandinis įtempimas be įrankių sekundžių reikalas. Automatinis tepimas, viskas pasirūpinta už tave. Ergonomiška rankena, tvirta, gera, pusiausvyra, nesijaučia priekinės sunkumus. Sauga. Grandinės stabdis reaguoja iškart. O paleidimo jungiklis turi 2 apsaugą. Na ir žinoma, jokių laidų, jokių degalų, tik baterijos ir eini dirbti. O dabar, kam tinka šis pjūklas? DED7195V puikiai tinka sodo ir kiemo darbams, statyboms ar pavėsinių gamybai. Ar tiesiog, kai nori patogiai ir greitai pasiruošti malkas, kas vertina mobilumą ir laiką. Taigi, kokia išvada? Dedra DED7195V tikras pagalbininkas tiems, kas mėgsta dirbti be triukšmų. Kaimynai patenkinti. Jei dar nebandėte, pabandykite. Gali nustebinti. Iki kito karto dirbkime su gera nuotaka ir su Dedra.